Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir pradedu pamokų seriją apie armatūrą. Armatūros įrankiai yra konstrukcinių įrankių juostoje. Galime modeliuoti atskirus strypus pagal plotą, pagal nubrėžtą kelią arba atskirais armatūros tinklais ir turime galimybę sujungti strypus, taip pat nurodyti apsauginius sluoksnius ir tam tikrus kitus nustatymus. Modeliuojant patį pirmą strypą projekte, kol dar visai neturime armatūros, gausime tokį įspėjamąjį pranešimą, kad armatūros lankstinių numeracija priklausys nuo kablių. Jeigu mes pridėsime kablius lankstinių, tai jisai pakeis armatūros lankstinių numerį. Tačiau armatūros galų apdirbimo parametrai neturės tam įtakos. Tai tiesiog paliekame šitą numatytą nustatymą ir pasižiūrime, kokius turime pasirinkimus modeliuojant armatūrą šiuo atveju. Tai ką tik tai šitame video atkreipsiu dėmesį, kad matome daug lankstinių, kurie numeracija prasideda su M, ar ne, ir pasirinkti galime iš jų kažkurį ir modeliuoti savo strypo formą, arba galime pasirinkti iš sąrašo, arba iš šito lankstinių naršyklės lango. Jeigu jums jo nerodo, galite išjungti su šitu mygtuku. Ir kitas dalykas, matome, kad diametrai stripų netitinka tokius, kokius mes naudojam Lietuvoje, ar galbūt dirbate kitoj rinkoje. Tai paspausiu Escape ir visų pirma, ką šitame projekte pasidarysime, kad galėtume dirbti kitose pamokose, tai nueisime į šeimas ir susirasime dvi kategorijos, kurios susijusios su armatūra. Tai rebar couplers, tai yra sujungimai armatūros. Tai mes juos pašalinsime visų pirma, šitas šeimas visas iš projekto, kadangi jos netiks europiniams diametrams armatūros. Taip pat pašalinsime stripų formą šitas, nes vėlgi numeracija netitinka mūsų poreikio. Paspausime delete ir lygiai tą patį padarysiu su rebar bar. Spaudžiu šitą shift ir pažymiu ir delete. Armatūros tipus, tai yra diametrus realiai. Ir ką dabar darome, tai užsikrauname visus šitus dalykus iš bibliotekos. Load on the Desk Family spaudžiam, pasirenkame šalį, iš kur norime užsikrauti bibliotekas. Tai tarkim šiuo atveju jau pažymėta europinė, rebar couplers, tai tas šeimas, kuris ištryniau, skirtas amerikietiškams diametrams, užkraunu su įsijungimo šeimas, tada einu į rebar shapes ir užkraunu irgi visas armatūros lankstinių formas. Kraunant lankstinių formas, jis užkraus man ir armatūros naujus diametrus. Tai jeigu pasižiūrėsime prie families, dabar rebar bar, turime ir 6-tukus, ir 8-tukus, visas armatūros diametrus ir lankstinių formas, ir taip pat turime sujungimo detalės, kurias galėsime naudoti armatūrai sujungti kitose pamokose. Ir dabar jau modeliuojant armatūrą, tarkim pasirenku tą pačią komandą, vėl patvirtinu, kad tinka man toks lankstinių numeravimo būdas ir tada jau galiu pasirinkti, kokios noriu formos strypą modeliuoti. Nežinau, iš kokio čia standarto iš tikrųjų paimta, bet mačiau, kad Surfe yra 11 numeris L formos, 21 numeris U formos, tai čia kaip ir atitinka tokią numeraciją. Jeigu man dar trūksta kažkokių formų, aš bet kada strypą galiu nubrėžti kokios noriu formos. Tai va šiuo atveju, kai aš užsikrovau tą europinių lankstinių duomenų bazę armatūrai ir aš pasirinku armuoti, pavyzdžiui, paprasčiausio noriu stačiakampės formos lankstinio, tai jo šitoj duomenų bazėje, pavyzdžiui, nėra. Ir norint jį susikurti, reiktų daryti sketch, pasirinkti elementą, kurį noriu armuoti ir tada pačiam jį nusibraižyti. Pavyzdžiui, paimsiu, nubrėšiu čia stačiakampės formas
ane? Čia tik tai atkreipsiu dėmesį, kad didelis toksai rodomas spindulys lenkimo, tai paspausime escape porą kartų ir jeigu čia jau yra skersinė armatūra, tai mums reiktų pasirinkti, kad nestandartinis strypas čia, o lankstinys, ane, bus. Tada sumažės šitie lenkimo spinduliai, kurie ateina iš savybių, iš čia nurodyta, kokie lenkimo spinduliai, kokiam atveju naudojami. Ir dar vienas dalykas, kad man čia reikia užlenkti šitus galus, todėl prieš baigdamas turėčiau pasirinkti, koks yra kablys naudojamas 135 laipsnių ir 135, pavyzdžiui, laipsnių. Ne, spaudžiu apply, turiu tuos sukurtus, tai šitą užbaigiu schematinio formos kūrimą ir sukurtas lankstinys. Ne, tik tai tiek, kad kai naują lankstinį mes sukuriam, jam priskiria pavadinimą tokį pagal nutilėjimą rebar shape 1, ne, forma numeris 1. Tai ką aš padarysiu, pažymėsiu jį savo projekto mediją prie šeimų ir tiesiog įrašysiu, pavyzdžiui, 52 lankstinio numeris. Tai va, tai taip kūrėmės tą armatūrą, ne, ir paskui kiekiu žiniaraštį, va, tokie visokie stripai mūsų pačių sukurti ar užkrauti iš domenų bazės, edit family, jeigu padarysiu, matysit, kad šitus atstumus galim mes į kiekių žiniaraštį paskui įtraukti, kad, pavyzdžiui, viršus bus A atstumas, vertikalus B, ne, C ir D. Tačiau jeigu aš nueičiau dabar į kiekių žiniaraštį, nueisim į projektą dabar vėl ir į kiekių žiniaraštį. Čia aš turiu tokį sukūręs, ne, čia tiesiog numeris, tipas ir kiekis yra. Ir dabar norėčiau pridėti A, B vertės, ne, pavyzdžiui, A ir B. Pridedu vertės ir aš galiu matyti tas lankstinio formos dalis. Tačiau jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, nenusibraižyti šitą formą, užsikrauti iš kitos domenų bazės, kas atsitiktų, tai dabar paimsiu, ištrinsiu šitą formą, ištrinsiu ją iš projekto apskritai ir dabar užkrausim iš kitos domenų bazės, pavyzdžiui, iš United Kingdom, Didžiosios Britanijos, pasirinksim rebar shapes, lankstinių formos, einam kur 52 šitas. Spaudžiu load ir dabar kaip ir atrodytų, kad viskas iš pradžių geriau, spaudžiu OK, susirandu 52 formą, pasirinku vėl tas pats diametras, ne, ir spaudžiu savo, kuriu armatūros lankstinius. Tačiau kas čia atsitiko, kad užsikraunant iš kitos domenų bazės, į projektą taip pat buvo užkrauti kitaip užvadinti stripai. Tai vienas dalykas, H vietoj su armatūros stiprumo pavadinimas, ne, nu tai iš švedų domenų bazės dar kitaip būtų. Ir plieno. Ir dabar pažiūrėjus į kiekių lentelę atsirastų papildoma problema. Vat grįžtu į kiekių lentelę, ne, ir pabandysiu dabar vėl pridėti tas pačias vertės kaip prieš tai. Tai pavyzdžiui, A. Ir matote, aš jau turiu 2 A vertes. Ir dabar kurios man reikia būtent šitam lankstiniui. Nežinau, kadangi viena iš jų bus tinkama, kita netinkama, vat, užkrausiu, pavyzdžiui, ABC. Ir matysite, kad viena reikšmė tuščia, kita vėl B tuščia ir panašiai. Ir tada susimaišys, kiekių lenteles bus sunkiau padaryti, nes vieną paimsit lankstinį iš vieno standarto, kitą iš kito ir tada nebesutampa A ir B reikšmės. Vienu žodžiu, atsiranda daug problemų. Todėl, kad čia yra toks bendrinamasis parametras, taip vadinamas, kiekvienoje šeimoje matyt kurtas iš skirtingų failų ir už tai jis nors ir pavadintas taip pat, tačiau kiekvienoje armatūros lankstinio šeimoje naudotas kitas A parametras iš kito bendrinamo failo, už tai tokia maišatis gaunasi. Ir jeigu jau naudojate, naudokit vieną standartą, nes paskui pakeisti šitą dalyką tiesiog labai nepatogu, reikia įdėti nemažai pastangų, kad perkeisti lankstiniams priskirti tą pačią raidę. Ir kad kiekių žiniaraščiai gautųsi tvarkingi. Todėl, jeigu jau naudojate vieną domenų bazę, o paskui jau trūkstamas formas galima dasipaišyti ir sekančiose projektuose tiesiog naudoti savo lankstinių
standartą iš savo šabloninio projekto ir nebus problemų, ar ne? Tai braižomės kokių tik tai mums reikia formų, jeigu tokią formą mūsų gamykla gali pagaminti, braižomės tokią, ar ne? Ir tada, vienu žodžiu, tiesiog dirbame su to, ką turim, persivadinam savo lankstinius pagal norimą pavadinimą ir panašiai, ten, tarkim, kažkoks tai, kas atitinka mūsų standartą, mūsų šalyje ar dirbant su mūsų gamintais. Tai va tiek apie lankstinius, įžanga tokia, o toliau kitose pamokose jau pradėsim modeliuoti, daugiau aiškinsiu, kas čia vyksta su kitom komandom ir armatūros parametrais ir panašiai. Tai tiek, iki.